Gitanas Nausėda, ekonomistas. 2013 metais buvau šitame renginyje ir jeigu gerai prisimenu, kalbėjau apie savo karjerą. Tai yra kažkaip pastaruoju metu man dažnokai tenka apie tai kalbėti įvairiose auditorijose. Na, manau, tiesiog atsakymas būtų tas, kad jauniems žmonėms įdomu, kokias klaidas darai, ką darai gerai, kas galbūt padėjo pasiekti kažkokių tai gyvenimo rezultatų. Na, štai šitais savo įspūdžiais ir pasidalinau su žmonėm, kurie tikrai gausiai dalyvavo ir gyvai domėjosi. Šiaip aš visada labai nemėgstu atsakyti, na nebent jau labai rimtos priežastys trukdo, bet nemėgstu atsakyti, kai kviečia jaunų žmonių auditoriją, nes manau, kad jeigu jie kviečia, tai jiems reikia, turbūt nekviestų, jeigu vien tik tai dėl kažkokių tai formalių dalykų. Tai jeigu tik tai yra galimybė, be abejo stengiuosi dalyvauti, na ir pasidalinti tą patirtim, kurį šiokią tokią sukaupiau. Na, išgyvenimai galbūt būtų skambiai pasakyta, bet man visada labai patinka matyti tokias nebeingas akis. Stengiuosi užmegzti kontaktą. Žinot, trumparegiui kartais tą kontaktą sudėtinga užmegzti, nes nematai tų akių paprasčiausiai, jeigu sėdi žmonės toliau. Bet jeigu matai, tai matai, kad tikrai akys nebeingos ir tai yra didžiausia satisfakcija. Tai yra jauti, kad tavęs klauso, kad tai, ką kalbi, yra įdomu ir tada net lengviau iškęsti tą monologą. Dažniausiai man patinka diskusijos, kai užsimezga gyvas ryšys su auditorija, bet monologas nėra blogai, jeigu tikrai matai, kad tavęs klausos. Aš manau, kad pirmiausia, turbūt pačių lektorių arba dalyvių sudėtis yra tokia marga, tai yra žmonės, kurie tikrai yra pasiekę nemažai savo įvairiose gyvenimo srityse. Jie labai įvairūs, jie toli gražu ne tik tai dėstytojai, verslininkai arba popkultūros atstovai. Tai yra ir viena, ir kita, ir trečia, atspindi ir reprezentuoja daugelį gyvenimo sričių. Ir natūralu, kad jie turi unikalią patirtį, skirtingą patirtį. Tai manau, kad netgi nesistengiant pritaikyti tai tiesiogiai savo gyvenime, jau vien iš smalsumo turėtų būti įdomu. Pavyzdžiui, ir man įdomu būtų, jeigu tik tai laiko būtų, mielai dalyvaučiau. Tai dėl to manęs nestebina, kad žmonės noriai dalyvauja tokiuose dalykuose.